Kiprui dar daug kas prieš akis. Tik pastangų reikia daugiau nei kitiems vaikams. Berniukas nuo gimimo lydimas raidos sutrikimų, tad gydytojai, poliklinikos ir sanatorijos nuo mažens taip pat neatskiriami palydovai. Noras padėti savo vaikui didžiulis, tad imiesi visko, ne tik tradicinės medicinos metodų, sako berniuko mama. Paieškos ją ir atvedė čia, į Žirgyną. Neįtikėtina, nes, pavyzdžiui, Kipras labai vėlai pradėjo sėdėti, mes turim problemų su judesiu, su koordinacija, dėl to toks judesys jau yra labai sunkus. Ir, aišku, tie neurologiniai dalykai, kurie neleido pažinti, ir strigo jo raida. O dabar, kadangi, su to terapijom, tai yra nuostabu, kad, matai rezultatus, nes vaikas viską, ką darė, jis daro tvirčiau, greičiau. Jo reakcija pagreitėjo, jisai tvirčiau laikosi ant kojų, jau einam šoninių žingsnių, jau laikomės už vienos rankos paeinam. Tiesiog einam savo žingsneliu, aišku, ne taip greitai, kaip turėtumėm pasivyti savo bendramžius, bet kokiu atveju einam pirmin. Kipras bando ir šnekėti, nors jam ir sunku, bet noras bendrauti, sako berniuko mama, suaktyvėjęs. Kiekvienas apsilankymas Žirgyne, sako Renata, jo sūnui malonumas, juk jei vaikas ploja, dainuoja, vadinasi jaučiasi gerai. Aš nebijau, todėl kad aš manau, kad aš tiesiog matau rezultatą. Ir bet koks intelektualus gyvūnas, ar tai būtų delfinas, ar tai šuo, ar tai katė, ar tai žirgas, jis vis tiek yra į gerą. Tai yra kitas bendravimas šitoj srity, man atrodo, reikėtų kuo daugiau dėti ir rezultatai patys už save šnekėtų, negu kad teoriškai dabar spręsti, ar padės ar nepadės. Jojimo treneris, pats 30 metų jodinėjantis, to, ką daro, stebuklų nevadina. Nereikia ieškoti mistikos, tiesiog pažvelkime, kas vyksta žmogui atsidūrus ant žirgo. Tarkim, mes galim mokinti žmogų kažkokio tai judesio konkrečiai, bet tai yra gimnastika. Ir žmogui, kada nesigauna, jisai daro kažkaip, kaip jisai įsivaizduoja. Jam atrodo, kad tai yra gerai. Kada pasodini žmogų ant žirgo, žmogus jau negali daryti bet kaip, nes tai yra susiliejimas su žirgu ir žirgas reikalauja tam tikro judesio, tam tikrų raumenų darbo. Ir žmogus pradeda atkartoti žirgo žingsnį. Ir paprasčiausiai tame ir pagristas tas visas efektas yra, kad atsiranda kažkokie gerėjimai. Jojimo treneris įvardyja po kelių mėnesių matomus akivaizdžius rezultatus. Gerėjanti koordinacija, motorika, o ir šypsena veide. Ne ką mažiau už fizinį sveikatinimą čia svarbios ir emocijos, juk bendravimas su gyvūnu ypatingas. Su bet kuriuo gyvūnu, tai vaikui nupirki katinuką, jau vaikas turi užsiėmimą, jam, jis darosi ramesnis, jisai turi kuo rūpintis. Vis tiek jisai, bendrauja su gyvūnėliu, jisai darosi truputį kitoks, geresnis, tarkim, švelnesnis. Ta pati matome ir kad vaikai myli šitos arklius. Prie viso to, aišku, ir emocijos ir vėlgi tas pats judesys. Kiek dukra pasakoja, kad kai pavyksta gerai prajoti, kai būna treneriai susikaupę, kai arklys būna geros nuotaikos ir kai būna kartais paleidžia muziką tokią, kuri vilūniai labai patinka. Tai kai yra visas tas derinys, tai sako, aš grįžtu be jokios įtampos, su kuria ateina po mokyklos su tokia didžiulė įtampa, nuo triukšmo, nuo visų, tai prajojusi su arkliu, visą tai tarsi kažkur išeina. Tai tokia didžiausia gal relaksacija, sakyčiau. Ir šiaip koordinacija, raumenų tas stiprėjimas, kaip ir kitiem vaikam. Tempimas, taip, čia vėlgi. Išbandyta, sako Vilūnės mama, viskas – ir mankštos, ir plaukimas, ir masažai, ir profesionalų pagalba. Ir kiek tik yra terapijų. Tačiau, kaip ir bebūtų, jos dukrai ant kojų atsistoti nepavyko. Todėl šeima daro tai, kas dabar suaugusiai dukrai maloniausia. Grįžusi iš Žirgyno, mergina piešia arklius, o jos mama tvirtai sako – geros emocijos turi be galo didelę įtaką dukters gyvenimui. Ir aš gyvenu vieną kartą, ir vaikas gyvena tik vieną kartą, ir noris ir piešti, ir į teatrą nueiti, ir su arkliais pajėdinti. Noris. Mažos mergaitės ir milžiniško šuns draugystė gali atrodyti neįtikėtina, bet tik ne šunų terapijos specialistams.
Mūsų šalyje šis sritis žengia tik pačius pirmosius žingsnius. Prieš kelerius metus Lietuvos Niufaundlendų lansyrų mėgėjų klubas savo augintinius pradėjo vesti į mokyklas, darželius, globos namus, pas vaikus turinčius raidos sutrikimų ar negalią. Tuo metu mes rodome taip vadinamą vieną iš dogoterapijos formų, tai yra pirmasis kontaktas. Leidžiame vaikams glostyti, žaisti su šunimis, duoti įvairiausias komandas, kuris šuo turi įvykdyti. Aišku, tokių susitikimų tikslas yra pozityvus bendravimas ir vaikų pasitenkinimas po susitikimo. Šunų terapija apibrėžiama kaip pagalbinis reabilitacijos būdas, skatinantis efektyvų asmenybės vystymąsi, kaip motyvacija pasitelkiant specialiai atrinktą ir apmokytą šunį, kuris yra vedamas kvalifikuoto terapeuto. Šunų terapija negali atstoti įprastinio gydymo, tačiau jį papildo. Ši terapija taikoma esant psichikos, fiziniams, intelekto, socialiniams sutrikimams. Ir dar klausime, kodėl būtent šuo? Aišku, ir kiti gyvūnai dalyvauja terapijose. Delfinai, katės, arkliai, bet kaip visi žinome, kas yra geriausias žmogaus draugas, kas yra labiausiai atsidavęs, ištikimas ir ko gero vienintelis sutvėrimas žemėje, kuris myli mus labiau nei mes patys. Tai vakaruose yra jau labai įprastas dalykas, kad šuo lanko ligonius, eina laisvai į ligoninės, dalyvauja gydymo procese, reabilitacijose. Lietuvoje tai siekiamybė ir kinologams dar daug ką reikia nuveikti, kad apmokytų specialistus ir keturkojus. Tačiau, sako pašnekovė, entuziastai jau pasiruošę ir semiasi patirties iš labiau patyrusių Lenkijos ir Latvijos kinologų. Dabar galinčių tapti keturkojais terapeutai šunų yra apie 10. Jie parenkami atsižvelgiant į charakterį, o jį lemia veislė, veislynas ir gyvūno socializacija. Terapinis šuo turi būti socializuotas, prognozuojamas ir paklusnus. Atsitiktinai surasti idealų tinkamą apmokymui šunį yra be galo sunku, todėl geriausia pradėti mokyti šuniuką nuo mažų dienų. Sakoma, kiekvienas terapinis šuo gali būti puikus šeimos draugas, bet ne kiekvienas geras šeimos augintinis gali tapti terapiniu šunimi. Irgi pasirenkant šuniuką reikia turėti omenyje, o kągi mes darysime, kaip mes dirbsime. Pavyzdžiui, jeigu mes norėsime paguldyti vaiką, tai aišku, čia turėtų būti didelis šuo. Bet, pavyzdžiui, jeigu tik tais paglostyti ar kažkaip tai kovoti su baime šunims, tai turėtų būti mažas šuo, kuris primins žaisliuką. Visa tai turi prasmę, sako pašnekovė, neslepianti. Šunų terapija Lietuvoje vystosi tik entuziastų dėka, turinčių žinių, tinkančių šunis ir žinančių, ką jie gali. Patys matome, kaip vaikai keičiasi, kaip šunų bijantis vaikai nenori skirtis ir išeiti namo, kaip labai bailūs veda drąsiai tą meškiną, pasididžiuodami, kaip neregio akis spindi beglostant tą gyvūną. Tai meškinas padeda vaikui, taip mes vadiname mūsų susitikimus su vaikais. Ir mes labai norėtume, kad jūs mus pakviestumėte ir mes, mūsų klubas kartu su lansyrais ir Niufaundlendas būtinai atvyksime į bet kurią Lietuvos vietą.